Šiame projekte dirbo daugiau kaip 50 projektų dalyvių. Dirbo apie 300 žmonių, buvo dideli tempai. Elektroninių ryšių kabeliai, ten jų virš 100 km yra čia paklota. Statybos žurnale buvo atlikta apie 36 000 įrašų. Objektas yra didelios apimties, pakankamai sudėtingas. Tokių objektų daug Lietuvoje nepasitaiko. Aš esu Antanas Čirikas, Eikos Construction statinės statybos vadovas. Šį projektą įgyvendinau nuo pačių pamatų iki pat objekto pridavimo. Esu Vilius Zaveckas, buvau šiame projekte statinio statybos bendrosios techninės priežiūros vadovas. Projektas buvo išskirtinis savo dydžiu, tai yra 20 000 kvadratinių metrų naudojamo ploto. Kadangi tai yra medicinos mokslo paskirties pastatas, jame buvo įrengtos ne tik auditorijos, bet ir laboratorijos, biosaugyklos, operacinės ir kitos paskirties patalpos su spec reikalavimais. Esu Tadas Narušis, UAB Elteros projektai projektų direktorius. Vilniaus universiteto medicinos mokslų centre mes atlikome automatikos darbus, tai yra vėdinimo, šildymo, kondicionavimo sistemų kontrolė. Dėl didelės projekto apimties buvo labai dideli medžiagų žiniaraščiai. Kad įsivaizduot, kokie tai mastai, man pačiam kaip statinės statybos vadovų šiame projekte teko pasirašyti daugiau kaip 45 000 kartų. Tai reikia įsivaizduoti, kiek aš tai būčiau užtrukęs, pildant popierinį statybos žurnalą ir pasirašant. Statybos darbų žurnalas yra mūsų pagrindinis darbo įrankis. Tiek rangovai pirmiausiai pildo jį, tiek po to mes, specialistai, techninės priežiūros komanda, tikrinam, ar rangovai tinkamai yra jį supildę. Tai yra patogus įrankis ir jį gerai pasiruošus, pats pildymas tampa labai paprastas ir patogus. Elektroninis statybos darbų žurnalas yra viskas viename. Tai yra sudėti projektai, patogus jų yra peržiūrėjimas, pridėjimas prie pildymo eigos, įrašų įvedimas, jų sekimas realiu laiku, kiekių importavimas. Laikas yra mums brangus, todėl šitame elektroniniam statybos darbų žurnale gali įrašą anuliuoti, sukurti naują kelių mygtukų paspaudimu. O kai dirba daug rangovų, patogu matyti jų suvestinį skaičių žiniaraštyje. Bet kuriuo etapu gali prisijungti kur kas paprasčiau nauji kolegos ir tęsti esamus darbus. Jis padėjo žengti tuo žaliuoju kursu, žengti į tvarumą. Nereikėjo spausdinti daug dokumentų, kuriuos reikia pridėti prie žurnalo. Čia visas patogumas ir tame prasideda, kad statybos darbų žurnalą tu gali turėti po ranka bet kuriuo metu, bet kurioje vietoje. Mes tiesiog galim operatyviau ir tiksliau sureaguoti į viską. Žinant, nuo ko mes pradėjom ir kur atsidūrėm per 3 metus, tai iš tikrųjų yra nueitas didelis kelias. Einu, matau, žinau, kad čia mano darbas, mano kolegų darbas. Geras jausmas, kai matai, į ką tai pavirto. Džiaugiamės, kad mums pavyko įgyvendinti. Didžiausias laimėjimas, ko gero, įgyta patirtis. Ir mes dar galėsim savo vaikams, važiuodami pro šoną, parodyti, kad buvom, dirbom ir naudojom statybos žurnalą.